Sveiki! Šiame video noriu pakalbėti apie civilinių paslaugų sutartis mažųjų bendrijų vadovams ir su tuo susijusias rizikas, apie kurias niekas viešai, garsiai per daug nekalba. Aš esu Visita Ivaškevičiūtė, asmeninių ir verslo finansų ekspertė. Labai dažnai iš neprofesionalų girdžiu atvejus, kai bandoma operuoti tik skaičiais, bet nežiūrima į įstatymą, jo logiką ir turinį. Visą laiką atsiminkite pagrindinę taisyklę. VMI visada naudoja turinio viršenybės principą. Pavyzdžiui, skaičiukai popieriuose labai gražiai sudėlioti, bet realiai tokios operacijos iš tikrųjų nevyko. Buvo tik tikslas susimažinti mokesčius. Taigi, išrašyta sąskaita faktūra neįrodo, kad, tarkim, paslauga buvo tikrai atlikta, o paslaugos suteikimo faktinis įrodinėjimas tenka mokesčių mokėtojams. Prisiminkime, kad ir nesenus Palucko Maklio atvejus, kai formalumai buvo, o turinys ir tikslai buvo, sakykime, nelabai naudingi valstybei ir visiems jos piliečiams, tai yra mokesčių mokėtojams. Bet dabar grįžkime prie civilinių sutarčių mažųjų bendrijų nariams. Dauguma jau išmoko, kad reikia per metus išsimokėti 45 000 eurų, nes ši suma neperžengia PVM ribos. Tie, kurie nebijo registruotis PVM mokėtojai kaip fiziniai asmenys, jie nesikūklina ir šauna visus 100 000 eurų, nes tai yra maksimali suma, kurią galima išsimokėti pagal mažųjų bendrijų įstatymą. Ir kągi jūs darote? Pasidalinate tuos 45 000 eurų iš 12 mėnesių, gaunate 3750 eurų sumą, tada suapvalinate iki 370 eurų, kad tikrai nebūtų peržengta PVM riba ir šnai mokate savo kas mėnesį. Skaičiai gražus, ar ne? Ir tai yra tas formalumas, apie kurį kalbėjau anksčiau. O dabar pamastykime apie turinį. Įstatymas sako, kad mažosios bendrijos narys gali išsimokėti savo už vadovavimą, bet negali mokėti už darbus, kuriuos atlieka savo klientams. Ir kągi mes matome dažnu atveju, tarkim, programuotojas, kuris teikia programavimo paslaugas savo vieninteliam klientui ir gauna už tas paslaugas, sakykime, 4000 eurų pajamų ir realiai neturi jokių išlaidų, dirba pats su vienas savo mažoje bendrijoje. Jis išsimoka už vadovavimą, spėkit kiek, 3700 eurų kas mėnesį, o 300 eurų lieka jo mažosios bendrijos administracinėms išlaidoms ir darbui su klientu. Taigi gaunasi jis kaip programuotojas gauna tik 300 eurų, o kaip super mažos įmonės vadovas su viena sąskaita per mėnesį ir vienu nuolatiniu klientu jis uždirba, pripažinkime, išties nemažą atlyginimą. Kągi jis daro už tokius pinigus kaip vadovas? Galbūt pasirašo metinį įmonės balansą, valdo įmonės banko sąskaitą, kartą per metus peržiūri sutartį su klientu ir perduoda 3 sąskaitas per mėnesį savo buhalteriai. Tai kągi aš visų tuo noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad civilinės sutarties išmokos yra sąnaudos, kurios mažina pelno mokestį. Tačiau tai, kad jos būtų pripažįstamos normaliomis įmonės sąnaudomis, jos turi būti būtinos, įprastos ir faktiškai patirtos. Ir taip pat atitikti rinkos kainą. Ar tie 3700 eurų už vadovavimą atitinka rinkos kainą? Abejoju. Rinkos kaina tai yra tokia suma, kiek ta paslauga kainuoja bet kur kitur. Tai žinokite, aš su mielu noru pavadovausiu jūsų mikro įmonėms, tarkim, kad man užteks 1000 eurų, nes darbo atrodo, kad tikrai nedaug. Tai, kas norite sutaupyti, rašykite man asmeninę žinutę, aš pavadovausiu jūsų įmonėms. Taigi rizika yra tokia, kad VMI gali nepripažinti jūsų išmokų pagal civilinės paslaugų sutartis sąnaudomis ir negalėsite tokiu būdu susimažinti pelno mokesčio. Ar šiuo metu masiškai gaudo tokius atvejus? Kiek žinau, ne, bet duomenys VMI visus turi apie jūs, tad turėkite omeny, kad VMI tikrai gali tikrinti įmonės už einamuosius ir 3 metus atgal, taip kad viskas priklauso tik tais nuo politinės valios ir nuo VMI vidinių resursų. Todėl visada pagalvokite, ar tai, ką darote, tikrai turi turinį, ar tik gražiai atrodo popieriuose. Gudrumas dažnai būna trumpalaikis, o ramus miegas neįkainuojamas. Linkiu Jums išminties tvarkant finansus ir sprendimų, kurie ne tik padeda sutaupyti, bet ir suteikia tikrumo, kad Jūsų verslas stovi ant tvirtų pamatų.